Būsto saugumas dažniausiai priklauso nuo saugių durų, o saugios durys yra tos, kuriuose yra įmontuotos tikrai geros, saugios, patikimos spynos. Ir mes rekomenduojam, kad duryse būtų dviejų skirtingų tipų spynos. Viršutinė tai itališka, o apačioje yra arba europinio, arba skandinaviško tipo spyna. Viršutinė spyna dažniausiai būna seifinio tipo su galingais kaiščiais, kuri dažniausiai rakinasi 3 kryptim. Gali būti su seifiniu raktu. Ta spyna yra tikrai saugi, atitinka aukščiausios saugumo klasės, bet tas raktas nėra apsaugotas nuo nelegalių raktų kopijų. Ir tokia pati seifinė spyna gali būti su nekopijuojamu raktu. Gaunate mažą raktą ir kai kuriuose komplektacijose gaunate prie kiekvieno cilindro kortelę. Ypatybė yra tokia, kad tas cilindras yra pilnai apsaugotas nuo visrakčių, nuo kažkokių rūgščių poveikio, nuo brutalaus įsiveržimo, kadangi komplektuojasi papildoma apsauga. Bet dar labai svarbus yra momentas, kad tas raktas yra apsaugotas nuo nelegalių rakto kopijų. Tai yra labai svarbu, kai šeimos turi mažų vaikų, lanko darželius, mokyklos ir pas vaiką paėmus trumpam tokį raktą, nunešęs pas raktininką, raktas nebus daromas, kol nebus pateikta kortelė, tas apsaugo nuo nelegalių rakto kopijų. Pasirinkus seifinio tipo cilindrinę spyną, pametus rakto atsitinkus kažkokiai nelaimiai, tai labai paprastai tas cilindras keičiasi, tikrai nereikia keisti visos spynos. Pakanka nusipirkti patį cilindrą ir žmogus tikrai pats gali paprastai ją pasikeisti, net nereikia papildomų kažkokių išlaidų mokėti meistrui. Tinkamai apsaugojus savo namus, reikia tinkamai apsaugoti ir savo vertybės, dokumentus, nuotraukas, brangenybės, galbūt santaupas. Ir tokiu atveju reikia rinkti seifą. Mes rekomenduojame rinktis priešgaisrinį seifą. Kilus gaisrui ir pasiekus net 1000 laipsnių temperatūrą, tokio seifo viduje temperatūra nesiekia 177 laipsnių, kuri yra kritinė degioms medžiagoms, tokioms kaip popierius ar skaitmeninės laikmenos. Mes rekomenduojame rinktis seifą su elektroniniu užraktu, kadangi toks seifas palengvina jums gyvenimą, nereikia turėti dar vieno rakto. Taipogi rekomenduojame rinktis priešgaisrinį seifą, kuris apsaugo nuo užpylimo. Priešgaisriniai seifai yra skirstomi į kategorijas pagal savo atsparumo lygį ugniai ir tai gali būti tiek 30, tiek 60, tiek 90 minučių. Taipogi verta pridurti, kad priešgaisriniai seifai nenusileidžia savo saugumu paprastiems apsauginiams seifams. Prieš renkantis seifą reikėtų pagalvoti, nuo ko jūs norėtumėte apsaugoti savo brangius daiktus ir reikėtų rinktis kuo universalesnį variantą, kuris apsaugotų nuo daugelio nepageidaujamų atvejų.